1323 metais Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas paskleidė žinią apie Vilnių, bandydamas ištrūkti iš Lietuvos politinės ir kultūrinės izoliacijos. Tokiu būdu buvo žengtas svarbus žingsnis vakarų civilizacijos link ir žymėjo didelius pokyčius. Simboliška, kad lygiai po 700 metų, būtent šiais metais, vakarų demokratinio pasaulio lyderiai būtent Vilniuje sprendė pasaulį užgriuvusius iššūkius. Šiandien Vilniaus vardas žinomas visame pasaulyje, o jo svarbą parodo ir šioje salėje susirinkusi gausi tarptautinė mokslininkų bendruomenė. Konferencijos metu pristatomi miestą kūrusių bendruomenių tyrimai leis iš naujo permąstyti Vilniaus praeitį, kelti naujus klausimus, diskutuoti ir ne visai patogiais klausimais ir galiausiai stiprinti mokslininkų tarptautinį bendradarbiavimą, puoselėti esamus ir kurti naujus ryšius. Tarti konferencijos sveikinimo žodį kviečiu Vilniaus miesto šeimininką, Vilniaus miesto merą Valdą Benkunską. Labas rytas, gerbiami konferencijos dalyviai, organizatoriai ir svečiai. Sveiki atvykę į mūsų mylimą Vilnių. Ir pradėsiu šią konferenciją nuo neseniai išgirstos tezės. Dažnai neteisingai yra diskutuojama, kamgi priklauso Vilnius. Ir iš tiesų mūsų miestas nepriklauso niekam. Jis nepriklauso vienos ar kitos tautybės žmonėm. Tai žmonės priklauso Vilniui. Žydiškas Vilne, lenkiškas Vilno, vokiškas Vilna, ukrainietiškas Vilno, lietuviškas Vilnius. Šiuos ir dar daugelį kitų miesto vardų per šimtmečius buvo galima išgirsti skambant Vilniaus gatvėse iš miestiečių lūpų. Nuo seno svečiai iš Vilniaus įsiveždavo įspūdį, kad tai tolerantiškas miestas, kuriame sugyvena ir gyvena lietuvis, ir žydas, ir totoris, ir lenkas. Čia tautos puoselėjo savo papročius, laikėsi tradicijų, o įvairios konfesijos darniai šventė savo religinės šventes. Istorija, aišku, Vilnių pažymėjo ir tamsiais etapais, tačiau mes jų nepamiršome, bet priėmėme kaip skaudžias pamokas, kuriomis vadovaujamės kurdami ateities Vilnių. 600 000 Vilniaus gyventojų švenčiančioje 700 metų jubiliejų šiuo metu statistiškai kas trečias Vilnietis yra kitos tautybės. Vilniaus gyventojų sudaro ukrainiečiai, baltarusiai, rusai, armėnai, vokiečiai, graikai, estai, romai, lenkai, totoriai, žydai. Kiekvienas jų lygiavertis mūsų sostinės kūrėjas. Todėl puoselėdami tarpusavio santykius ir siekdami išlaikyti daugiabriaunę Vilniaus tapatybę, visokeriopai remiame tautinių mažumų pastangas išsaugoti savo kalbą, religiją, stiprinti etninį savitumą, puoselėti demokratijos dvasią ir glausti ieškančius prieglobsčio. Vilniuje šiuo metu yra 142 tautinių mažumų nevyriausybinės organizacijos. Veikia daugiau negu 10 sekmadieninių tautinių mažumų mokyklų. Gatvių ir skverų pavadinimuose sluoksniuojasi skirtingi Vilniaus istorijos laikotarpiai ir Vilnių palietusios multikultūrinės asmenybės. Lietuvių kalba ir žydų, totorių, rusų, lenkų, vokiečių, islandų, latvių, karaimų, anglų kalbos ir ašmenys. Skatiname Vilniečius ir čia besilankančius pažinti ir neakivaizdinti Vilnių per jo tarptautiškumo rakursą, kuris atsispindi miesto siūlomose turizmo produktuose, kultūriniuose renginiuose, gastronominėse kelionėse. Visa tai simboliai iliustruojantis, kad daugiakultūriškumas yra Vilniaus genetikoje. Ši konferencija yra dar vienas pavyzdys, kad kasdien besikeičiančiam ir augančiam mūsų miestui, žengiant į naują amžių, labai svarbu išlikti bendruomenių miestų. Ačiū Jums ir linkiu prasmingų diskusijų.
Dėkuoju merui. Tarti konferencijos sveikinimo žodį kviečiu Lietuvos istorijos instituto direktorių Alvydą Nikžentaitį. Labą dieną visiems. Sveikinu visus susirinkusius ir galiu iš karto pažymėti, kad kaip tokiam pagrindiniai konferencijai skirtai Vilniaus jubiliejui buvo pasirinkta labai gerai pati konferencijos tema. Mes kalbam ne apie kokį nors, šiom dienom kalbėsim ne apie kokį nors politinį Vilniaus gyvenimą, ne apie kokias partijas, bet kalbėsim visų pirma apie bendruomenės. Nors šitos konferencijos autorius Mindaugas Klovas, čia yra jo organizacinis debiutas, su kuo aš jį ir nuoširdžiai sveikinu, yra senesnių laikų istorikas, bet jis pasirodo yra labai politkorektiškas. Jeigu man reikėtų formuluoti šitos konferencijos pavadinimą, aš greta sugyvenimo dar pridėčiau ir konfliktų istoriją, nes bendruomenės ne tik taikiai gyveno, bet ypač 20 amžiaus pradžioj pakankamai stipriai konfliktavo būtent kam turi priklausyti Vilnius. Šiandien mes jau įžengiam į 8 Vilniaus šimtmetį ir iš tikrųjų galima pasižiūrėti į tuos ne vien sugyvenimo, bet visų pirma į konflikto puslapius kaip į tam tikrą istoriją. Iš karto visus perspėju, kad lietuviai dabar yra įsitvirtinę Vilniui ir niekam Vilniaus neketina atiduoti. Vilnius yra ir bus mūsų, bet vienas dalykas, kuris yra mums akivaizdu, tai yra tai, kad suvokimas, kad šitas gražusis Vilnius, kurio mes didžiuojamės ir apie kurį labai mėgstam dažnai kalbėti, jis susiformavo toks dėka įvairių tautų. Ir būtent kalbėjimas apie bendruomenės, tai yra bandymas išryškinti tą Vilniaus politinę svarbą būtent per Vilniaus kultūrinį savitumą. Šiaip norėčiau pasidžiaugti, kad 21 amžiui sugyvenimo tarp bendruomenių yra vis daugiau. Ir šiaip tokio sugyvenimo pavyzdį, taikaus sambūvio, o galbūt net ir bičiuliškumo pavyzdį, rodo ir šitos konferencijos organizatorių ratas. Dar praeitam šimtmetį neretai būdavo tokių atvejų, kai Lietuvos istorijos institutas tiesiog mušdavosi su Vilniaus universitetu. Tai aš noriu pasakyti, kad bent jau jubiliejiniai metai jau yra toks laikas, kada mes gal net per dažnai su rektorium atidarom bendrus renginius. Taigi šitas renginys yra ir istorikų bendruomenių Vilniaus mieste sugyvenimo pavyzdys. Konferencija truks 3 dienas. Tai turbūt ilgiausia mokslinė konferencija, kurioje man gyvenime teko dalyvauti. Bet atvykdamas čia aš klausiau, o kodėl tik 3, kodėl ne 7 dienas? Nes, kaip matom iš konferencijos programos, kalbėti apie tai, ką yra, bet tai yra tam tikras pajuokavimas. O pabaigai dar kartą, Mindaugai, sveikinu tave ir sveikinu, kad tu labai gerai sukomponovai ir atidarymo visą koncepciją. Pakvietimas čia konferencijos atidaryti premjerės ar prezidento būtų ne visai vykęs. Merė, šitas pakvietimas jums tai yra jums ne tik tai garbė, bet įpareigojimas. Jūs turit tęsti šitą tradiciją, o mes tą tradiciją, kaip jūs tęsit, aprašysim. Linkiu visiems sėkmės.
Ačiū direktoriui. Ir tarti konferencijos sveikinimo žodį kviečiu Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmai direktorių Vydą Dolinską. Labai ačiū. Labas rytas. Gerbiamas merė, gerbiamas direktoriau, gerbiamas rektoriau, mėly kolegos, ponios ir ponai. Iš tikrųjų, norėčiau visus mus čia susirinkusius nuoširdžiausiai pasveikinti, dalyvaujant didžiojoje amžinosios Lietuvos sostinės Vilniaus jubiliejų skirtoje konferencijoje. Valdovų rūmų bendruomenė labai džiaugiasi, kad gali prisidėti prie šios konferencijos organizavimo. Labai džiaugiamės, kad bendradarbiavome su Lietuvos istorijos institutu ir Vilniaus universitetu. Pas mus irgi yra daug istorikų ir archeologų susijusių ir su viena, ir su kita institucija. Tai kaip tarpininkas matyti ir prisidedam, kad konfliktų daugiau tarp Vilniaus universiteto ir istorijos instituto nebūtų. Tikrai labai džiaugiamės, kad pasirinkta konferencijai labai simbolinė irgi vieta - Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencija, kuri egzistavo dar iki Gedimino, kaip rodo tyrimai ir parodos skirtos Vilniaus miesto jubiliejų vykusios čia šituose rūmuose. Na ir pro šalį, mėly konferencijos dalyviai, kai ėjote tokiu suktu pandusu, matėte tikrąjį Gedimino bokštą. Tai labai džiaugiamės, kad turime tikrai Gedimino laikų bokštą, kuris jau buvo perstatytas tuo metu, tai ne pirminis bokštas šitoje vietoje, o tas, kuris vadinamas Gedimino bokštu, yra pastatytas Gedimino anūko Vytauto. Labai džiaugiamės tuom, kad šioje konferencijoje aktyviai dalyvauja ir mūsų institucijos, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų mokslininkai ir kaip tik apie tuos Vilniaus miesto pradžios laikotarpius, Vilnių prieš Vilnių ir Vilnių Gedimino laikais, jie ir pristatys. Tai tikrai labai didžiuojamės ir džiaugiamės tuom. Mūsų visus mielus konferencijos dalyvius noriu pakviesti pertraukų metu ar šiaip kažkuriuo laiku aktyviai pasivaikščioti po mūsų rūmus, po ekspozicijas, po parodas. Jums visi vartai ir varteliai ir durys yra atvertos, tai kviečiu ir nuolatinės ekspozicijas ir parodas, kurios skirtos kaip tik Vilniaus jubiliejui, pasinaudoti progą ir jas irgi aplankyti. Tai ir Kazimiero Alchimavičiaus paveikslas Gedimino metų pabaigai labai tinkančia tema Gedimino laidotuvės yra atvažiavęs iš Krokuvos. Ir turime didelę Vilniaus pilių ikonografijos parodą čia pat, tai net ir kavos pauzės metu galima ją aplankyti. Valdovų rūmų muziejus kaip vieta, kur iš esmės prasidėjo Vilniaus miestas, turėjo labai didžiulę renginių programą skirtą Vilniaus jubiliejui ir vykdė jau kelis metus tą programą. Akcentavom Vilniaus miesto pradžią, Vilniaus miesto klestėjimo laikotarpį, aukso amžių, 16-17 amžių ir aišku fenomenus, kurie Vilnių išskyrė iš kitų Europos sostinių ar kitų miestų, kaip pavyzdžiui operos fenomeną, kuris buvo Vilniuje ankstyvesnis negu Londone arba Paryžiuje. Taigi tikrai labai džiaugiamės, kad šitas vienas svarbiausių mokslinių, finalinių Vilniaus miesto jubiliejų skirtų renginių vyksta pas mus. Todėl sveikinu visus susirinkusius iš plataus pasaulio prelegentus, linkiu irgi įdomių diskusijų, naujų potyrių ir naujų atradimų. Sėkmingo darbo. Ačiū labai. Konferencijos organizatoriai norėtų padėkoti ir konferencijos partneriams bei rėmėjams, be kurių šis renginys būtų sunkiai įsivaizduojamas. Tad dėkojame Lietuvos Respublikos užsienio ministerijai, Lenkijos Respublikos ambasadai Vilniuje, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir Lietuvos mokslo tarybai. Pirmąjį plenarinį pranešimą kviečiu perskaityti Vilniaus universiteto rektorių, profesorių Rimvydą Petrauską. Pranešimo pavadinimas Šventasis Kristoforas ir geležinis vilkas. Vilnius kaip miestas ir sostinė.
mėly kolegos, tai tik atsigavęs po traumos turiu pasiteisinti, kad sėdėdamas skaitysiu šitą pranešimą, bet ačiū organizatoriams, kurie taip patogiai čia leido šitą visą padaryti. Tai Vilnius per visą savo istoriją, neskaitant galbūt tik tai kelių laikotarpių 19-20 amžiui, buvo politinis Lietuvos valstybės centras, ir kurį įkūnijo valdovo pilis ir šalies politinės institucijos. Tuo pačiu Vilnius buvo daugiatautė miestiečių bendruomenė, kurią įtvirtino 14 amžiaus pabaigoje gauta europinė miesto savivaldos privilegija. 16 amžiaus Lietuvos metraščiuose užrašyta legenda apie didžiojo kunigaikščio Gedimino sapną su jame pasirodančiu pranašišku geležiniu vilku simbolizuoja Vilniaus kaip sostinės įvaizdį. Metraštininkų įdėjus į Gedimino žynio Lizdeikos lūpas tuos žodžius, ten sostinė čia stovės. Tuo tarpu nuo 15 amžiaus pradžios žinomas Vilniaus herbas ir antspaudas su Šventu Kristoforu išreiškė besiformuojančią Vilniaus miestiečių tapatybę. Suprantama, kad šio pranešimo rėmuose galima itin lakoniškai nusakyti kai kurios tik tai sudėtingos ir Vilniaus istorijos aspektus iki moderno laikotarpio, taip daugiau koncentruojantis galbūt net iki 17 amžiaus vidurio istoriją. Ir nors konferencijos pagrindinė tema yra Vilniaus bendruomenės, apie kurias bus kalbama dar 3 dienas, vis dėlto, man atrodo, labai svarbus aspektas yra tai, kad Vilnius visuomet buvo ne tik socialinis, visuomeninis reiškinys, bet kartu ir politinė sostinė, ir čia tam tikra įtampa tarp šitų dalykų visuomet egzistavo, ir apie tai šitas pranešimas. Tai kaip žinia, aišku, čia jau nereikia daug kartotis, bet Vilnius pirmą kartą buvo Vilnius istoriniuose šaltiniuose pasirodo 1323 m. Gedimino laiške ir iš karto kaip išskirtinis miestas, kaip karališkasis valdovo miestas Civitas Regija. Jis buvo paminėtas, kaip žinia, laiško pabaigoje, kaip laiško surašymo vieta. Dažnai užmirštama tai, kad tuoj pat po to, iš esmės, po kelių mėnesių irgi greičiausiai šitoje aplinkoje Vilnius dar kartą buvo užrašytas šitas vardas, dar kartą paminėtas. 23 metų spalio 2 dieną buvo sudaryta Gedimino taikos sutartis su Livonijos senjorais, jinai apskritai pirma tarptautinė rašytinė sutartis Lietuvos istorijoje išlikusi, ir jinai taip pat buvo irgi surašyta ir sudaryta Vilniuje. Tai žodžiu, iš karto 23 metais Vilnius startuoja taip efektingai, iš karto 2 kartus paminėtas ir kaip svarbių vietų, svarbi politinė vieta. Kalbant apie sostinę, visuomet svarbus klausimas yra branduolio ir periferijos santykis. Valstybės branduolys Lietuvos daugiau mažiau susiformavo ir nekito jau nuo Mindaugo laikų, bet ilgą laiką tokios silpnos teritorijos ar teritorinės organizacijos sąlygomis dar nebuvo pastovių valdovo rezidencijų. Mes žinome ties užuomenas apie Mindaugą ir Vorotą, Kernavę ir Traidenę ir Kernavę, bet visi šitie paminėjimai yra vienkartiniai, dažnai atsitiktiniai, ir kažkuria prasme mes negalim atpažinti, negalim sakyti, kad tikrai čia galima šitas vietas jau vadinti šalies sostinėmis. Tuo tarpu Gedimino laiške, tas Civitas Regija sąvoka rodo, kad ir su išlygomis vis dėlto Vilnių galima tai pavadinti, ir apskritai šitas toks paminėjimas atitinka ir kitų Gedimino laikais vykusių procesų kryptį, tai yra valdančios dinastijos formavimą, teritorinės konsolidacijos stiprėjimą ir panašiai, todėl turbūt nesiktinai, kad ir Vilnius kaip tokia centrinė vieta irgi yra paminėta iš tuo laikotarpiu. Tuo tarpu Gedimino įpėdinių Algirdo Kęstučio laikais Vilnius jau tiesiogiai siejamas su LDK, su didžiosios kunigaikštystės valdymu. Antai 1367 metų yra tokia gal mažiau žinoma sutartis su Livonija, su Livonijos magistru. Tai toje sutartyje expressis verbis aiškiai buvo numatyta, kad jeigu viena ar kita pusė, Lietuva ir Livonija, sugalvotų tą sutartį nutraukti, tai jinai ją turi padaryti savo centrinėje vietoje, arba Rygoje, arba Vilniuje. Ir matome, kad vis gausėjančios, kad ir trumpalaikės LDK ir ordino sutartis ir tuo metu ir sudaromos daugiausia arba pasienyje, arba būtent Vilniuje.
Tiesa, kaip mes visi žinom, 1385 metų tas Jogailos aktas, žymusis Jogailos aktas, inicijavęs pradėjęs unijos su Lenkija procesą, buvo paskelbtas Krėvoje, tačiau, jeigu tai pažiūrėsim, pirmasis tikrai unijinis dokumentas su Lenkija 1401 metais irgi buvo sudarytas, irgi buvo surašytas Vilniaus radoma vadinamoji unija. Tai, kad Vilnius jau buvo suprantamas kaip didžiojo kunigaikščio vieta, valdymo sąlyga, rodo labai gerai Kęstučio Vytauto ir Jogailos Kirgailos konfliktas 14 amžiaus pabaigoje. Aiškiai matyti iš visos istorijos ir iš šaltinių, kad kas valdo Vilnių arba kas užima Vilnių, tas yra pripažįstamas kaip LDK monarchų. Ir aišku, sunku pasakyti, kas būtent įskyrė. Tuo metu turbūt visa eilė dar buvo labai svarbių rezidencijų, kurios tarpusavį konkuravo dėl svarbos, kas išskyrė Vilnių, kas jį padarė tuo svarbiausiu. Turbūt čia visa eilė priežasčių ir dinastinės aplinkybės, ir tranzitinių, prekybinių kelių sankirta, turbūt ir geografinės kraštovaizdžio sąlygos, kalvos, reljefas, upių santaka, visa tai turbūt ir nulėmė Vilniaus išskirtinumą. Valdant Gediminui, Vilniuje jau iš tiesų nors yra iš tiesų tos mūrinės architektūros pavyzdžių ankstesnių, bet Vilniuje iš tiesų jau atsirado viena pirmųjų tų tikrųjų rezidencinių mūrinių pilių ir Vilniaus pilį administravo valdovo seniūnas, irgi turime pakankamai ankstyvą seniūno paminėjimą, irgi vienas pirmųjų pareigūnų apskritai Lietuvos istorijoje, kuris taip minimas 1363 metais paminėtas Vilniaus seniūnas Virsūnas. Tuo tarpu miestas, kaip bendruomenė, iš esmės atsirado ir suaugant. Nuo pat pradžių jis yra kelių bendruomenių miestas, atsiranda suaugant kelioms bendruomenėms, šalia pilies gyvenantiems lietuviams ir kiek toliau rusėnų ir vokiečių miestas. Politinė sostinė ir miesto bendruomenė galėjo reikšti ir tam tikrą konfliktą ir dažnai reiškia tą, tačiau akivaizdu, kad kuo Vilnius buvo daugiau rezidencija, kuo Vilnius buvo daugiau sostinė, tuo daugiau jame galėjo būti urbanistinio gyvybingumo ir to lygio jau galima taip sakyti. 17 amžiaus Vilniaus rotušėje stovėjusi Gedimino skulptūra, kaip ir šiandien paminklas jam katedros aikštėje, išreiškia tiek atmintį apie miesto kilmę, tiek miesto sostinės santykį. Nors patiems, aišku, visą laiką miestiečiams buvo svarbiau pirmosios privilegijos suteikimo data ir čia dabar perinu prie pirmo pranešimo aspekto, tai yra europinis miestas, Vilnius kaip europinis miestas ir savivalda. Taigi šitas daugiatautis ir daugiakonfesinis Vilnius nuo pat pradžių įsitraukė į tokią plačią regiono komunikaciją. Geografinė padėtis įdarė vieta, kur rytų prekeiviai galėjo sutikti šiaurės atvykstančius Hanzos pirklius. Ir iš pradžių, kaip jau minėjau, tos skirtingos miestų dalis, lietuviškas, vokiškas, rusėniškas miestas pamažu auga ir jau matome 14 amžiuje stačiatikių bažnyčios jau stovi katalikiškų kaiminystėje ir skirtingo tautybių miestiečius pradeda jungti giminystės, bet ir korporatyviniai ryšiai. Svetimšalių šitą apsigyvenimą skatino ir valdovas, Gedimino laiškai, ne tik pirmasis Vilniaus paminėjimas, bet kartu ir kvietimas svetimšaliams atvykti ir apsigyventi Vilniui. Tai mes žinom iš istorijos, kad plataus masto Gedimino numatytas tas apgyvendinimas, kolonizacija neįvyko, tačiau jau pagoniškais laikais, kaip to kvietimo pasekmė, veikiausiai Vilniuje apsigyveno tikrai įtakinga vokiečių miestiečių bendruomenė, kurios lyderis iš Rygos kilęs Hanulas suvaidino tikrai reikšmingą vaidmenį politinėje Jogailos ir Kęstučio kovoje dėl sostinės ir dėl sosto. 1382 metų Dubysos sutartyje Hanulas net liudija kartu su didikais, kartu su Jogailos giminaičiais, kaip Burgerčuvit sur Vilnių, kaip Vilniaus miestietis, toks pirmas aiškus Vilniaus miestiečio politinėme dokumente įvardymas. Gali būti, kad ir pirmoji katalikiška bažnyčia veikiausiai tikrai labai patikimos tradicijos ir viso konteksto laikoma vokiečių pirklių fundacija. Tačiau vis dėlto, aišku, pagrindinis impulsas miestui atėjo su šalies krikštu ir kokybiškai naujos privilegijos suteikimu. Tos privilegija jinai nėra išlikusi, mes turime tik tai vėlesnių laikų jau patvirtinimus. Tačiau 1387 metų, kovo 22 dieną, Lenkijos karalius ir didysis kunigaikštis Vladislovas II Jogailas suteikė savo sostinį Vilniui vokiškos teisės, arba
tame pačiame dokumente kitaip vadinamos Magdeburgo privilegija ir skelbdamas privilegiją Jogaila orientavosi į kitą savo sostinę, Krokuvą, kurioje ta pati Magdeburgo teisė galiojo nuo 13 amžiaus vidurio. Tokiu būdu vėlyvaisiais viduramžiais Europoje suformavęs tas miestų savivaldos reiškinys ateina į Vilnių ir aišku pakeičia, iš esmės reikšmingai pakeičia miesto istoriją. Aišku, suprantama, pagrindinis dalykas yra tai, kad šita savivaldos Magdeburgo teisė garantavo miestiečiams asmens ir turto teises, o miesto bendruomeniai administracinė ir teisminė autonomija. Taip pat, tai toks pagrindinis dalykas, bet už to slypi daugybė kitų papildomų teisių, galimybių, kurias gauna miestas ir miestiečiai su šita privilegija, specifinių pajamų teises iš svorių, matų, vaškinių, audeklo, karpyklų ir kitų viešųjų įstaigų. Atskiromis privilegijomis miestai gaudavo teisę rengti savaitinius turgus arba prekymečius. Vilnius rengdavo, gana jau anksti pradėjo rengti bent 3 kartus per metus juos, sausio 6, gegužės 8 ir rugpjūčio 15 dienomis. Centrinė miesto topografijos vieta buvo Rotušė, kurioje posėdžiaudavo savivaldos institucijos ir kurioje buvo sudaromi sandoriai tarp miestiečių. Vilniaus Rotušės svarba matyti iš kai kurių miestiečių apeliacijas vėliau, 16 amžiuje nagrinėjusių valdovų teismų sprendimų. Iš esmės valdovo teismas dažnai nepripažindavo tų sprendimų ar susitarimo miestiečių, kurie būdavo sudaryti ne Rotušės erdvėje, kažkuria prasme aiškiai vėlgi matyti tos Rotušės svarba iš esmės nuo miesto istorijos pradžios. Savivaldos teisės iš esmės ženkliai pagyvino miesto raidą ir padėjo formuotis ypatingai miestiečių savimoniai. Vėlgi jau nuo 15 amžiaus Europos pavyzdžių mieste kūrėsi įvairios korporacinės miestiečių bendruomenės, brolijos iš pradžių, po to ir cechai, kurie savo veikloje derino labai įvairius profesinius, konfesinius, socialinės paramos ir globos tikslus ir taip toliau. 16 amžiuje Vilniuje veikia jau apie 10 cechų ir dar visa eilė brolijų. Netrukus po savivaldos, ir čia iš tiesų svarbu pabrėžti, kad labai greitai po savivaldos suteikimo šaltiniuose sutinkamos ir pagrindinės miesto institucijos, savivaldos institucijos. Vaitas, miesto taryba arba magistratas, suolininkų teismas, bet iš esmės nuo pat pradžių egzistavo kolizija tarp savivaldaus miesto ir miesto kaip valstybės sostinės. Antai Vilniui taip būdingos skirtingos jurisdikos čia, tai vienas iš tokių schematinių pavyzdžių. Bet iš esmės mes žinome apie, kad tikrai Vilnius visas buvo nusėtas skirtingų jurisdikcijų. Natūralu, kad tai trukdė miesto vienalitiškumui, tačiau kita vertus kūrė rezidencinio miesto įvairovę. Ir šitą įtampą nuolat toje Vilniaus istorijoje ir mes turime. Bet kuriuo atveju greitas savivaldos prigijimas liudija, kad Vilniuje tuo metu jau egzistavo elitinės miesto grupės, kurios sugebėjo derinti savo interesus, veiksmus, suprato savivaldos privilegijos reikšmę, galimybes ir galėjo prisimti atsakomybę už tuos sprendimus, kas savivaldoje nuo pat pradžių reiškia ir turėjo būti. Gimstanti nauja miestiečių bendruomenė savivalda yra savimonė, yra sunkiai apčiuopiama. Mes neturime dar tuo metu miestiečių laiškų, miestiečių kronikų kažkokių, todėl iš esmės ta savimonė miestiečių geriausiai apčiuopiama ženkluose. Ir tai, kad jau yra 14 amžiaus pabaigoje paliudytas, kad toks buvo jau Vilniaus herbas su Šventuoju Kristoforu, anksčiausiai išlikęs iš 1444 metų Vilniaus tarėjo antspaude, vėlgi rodo tą Vilniaus miestiečių savimonę. Aišku, kad simbolio pasirinkimas siejosi su krikšto priėmimu, tačiau nemažiau svarbu tai, kad glaudžius miesto tuo metu ir dinastijos valdovo, tuo metu dar Jogailos ryšius, rodo esanti herbo figūra dvigubas kryžius, kuris buvo perimtas iš Jogailos heraldikos. Miesto erdvė, kaip ir kitose vakarų ir vidurio Europos miestuose, turėjo žymėti miesto sieną, kuri buvo numatyta beje jau pačioje pirmoje Jogailos privilegijoje, tačiau aišku, tuo metu dar nebuvo pastatyta, jos teko dar laukti apie 100 metų. Vėlgi istoriografija kurį laiką diskutuota, tačiau panašu, kad šiuo metu jau vieningai priimta, kad savivaldos teisė nuo pat pradžių galiojo visiems krikščionims. Tiek katalikams, tiek stačiatikams. Dar daugiau. 1536 metais Vilniaus taryboje įsigaliojo
pariteto taisyklė, pagal kurią 12 tarėjų turėjo būti katalikų, kiti 12 turėjo būti stačiatikiai. Aišku, kad su reformacija Vilniaus visuomenę papildė dar kelių krypčių protestantai ir 16 amžiaus pabaigoje Vilniui būta bent jau 7 krikščioniškų bendrijų. Nepaisant pasitaikančių konfliktų, direktorius minėjo, kad ne vien sugyvenimas, bet ir konfliktai, vis dėlto įvairių konfesijų vilniečiai gyveno kaiminystėj, kūrė šeimas, posėdžiavo bendrose valdžios institucijose ir šiaip buvo siejami panašaus gyvenimo būdo, galima taip sakyti, ką puikiai parodė apie 17 amžių rašęs, neseniai miręs, Davidas Frikas savo monografijoje. Pavyzdžiui, čia vienas pavyzdys, kuris parodo to panašaus gyvenimo būdo, kad vieni kitai sekė, vieni kitų pavyzdžiais ir panašiai. Pavyzdžiui, stačiatikiai Vilniaus burmistro Ivano Gabrielavičiaus Šiciko Zalesko sūnus 1616 metais savo kitų katalikiškų bendruomenės atstovų pavyzdžių užsirašė jezuitišką Ingolštato akademiją, Ingolštato universitetą Bavarijoje ir ten studijavo dar būdami stačiatikiai. Čia tik tai vienas pavyzdys apie tą, kad nepaisant skirtingos konfesijos, daugelis papročių, tendencijų, gyvenimo būdo aspektų tikrai vienijo tuos miestiečius. Bet kuriuo atveju visada miesto plėtros šaltinis visais laikais visų miestų yra naujų žmonių atvykimas ir apsigyvenimas. Pavyzdžiui, labai gerai žinoma, čia kadangi ir šaltinių jau bazė yra geresnė, kad Vilniaus auksakalių veiklą nuo pat cecho įsikūrimo pradžios, jau nuo 15 amžiaus pabaigos, nemaža dalimi lėmė atvykėliai iš Nürnbergo, Augsburgo, Vokietijoje, iš Vengrijos. Ir nors senieji miestiečiai, kas irgi gerai žinoma, iš esmės gana nuožmiai saugojo savo paveldėtas tokias privilegijas, pozicijas, vis dėlto kai kurie emigrantai išskirtinai greitai, galima sakyti, padarydavo karjeras ir pasižymėdavo svarbiomis iniciatyvomis. Kaip antai 16 amžiaus pradžioje iš Krokuvos atvykę vokiečių kilmės Morštin ar Hoizei, kurie pirmoji kartoje iš karto tapo labai svarbiais miesto žmonėmis, ar pirmosios stiklo dirbtuvės LDK savininkai iš Lenkijos atvykę Paleckiai ir tokių pavyzdžių tikrai galima rasti daug daugiau. Kiti smarkiai paveikė dvasinį ir intelektualinį miesto gyvenimą. Pavyzdžiui, 16 amžiuje ilgai Vilniuje gyvenęs ispanas, abiejų teisių daktaras ir Švento Jono bažnyčios, kuri buvo kartu ir parapijinė tokia Vilniaus bažnyčia, jos klebonas Petras Roizijus, 17 amžiuje italas Titas Livijus Buratinis, kuris čia pas Vilniaus pranciškonus jų spaustuvėje paskelbtoj knygoj pirmą kartą Europai pavartojo metro kataliko savoką. Ar iš Kretos 17 amžiaus pradžioje atvykęs, tikrai tokio jau tuo metu europinio lygio medikas, universalus mokslininkas, kartu ir rabinas Josefas Salomonas Delmedigo ir aišku vėlgi tokių išskirtinių atvejų čia yra tik tai pavyzdžiai, jų galima tikrai nurodyti daug daugiau. Deja, tik visi mes žinome Vilniaus šaltinių būklę, ypač iki 17 amžiaus vidurio negandų, kur tikrai labai mažai yra išlikusių tų Vilniaus bendruomenės šaltinių. Todėl tik nuo 17 amžiaus antrosios pusės išlikę sąrašai leidžia pažinti jau tokią tikslesnę naujųjų miestiečių geografiją, kurie apėmė tikrai labai plačią teritoriją, nuo Lenkijos ir Prūsijos iki Italijos ir Balkanų. Aišku, kad žinoma, kad daugiausia atvykėlių buvo iš kitų LDK miestų, iš Lenkijos, Vokietijos, kas nestebina, čia tokia pagrindinė bazė, iš kur atvykti naujiesiams miestiečiams. Tačiau pasitaikydavo migrantų iš tikrai tokių visai egzotinių šalių, iš Ispanijos, Šveicarijos, Skandinavijos šalių, Persiškos, Armenijos net ir kitų. Apskritai užsieniečiai yra paskaičiuota, sudarydavo apie maždaug apie 30% naujų miestiečių, kas tikrai toks gana reikšmingas skaičius LDK miestų atveju. Naujų miestiečių apsigyvenimas ir integracija be abejo yra toks grynai urbanistinis reiškinys, tačiau vis dėlto, jeigu kalbėsime apie apimtį, apie įvairovę tų naujų miestiečių, vis dėlto, kad tokios apimties negalėjo vykti tik tai sostinė. Miesto tarptautiškumą, aišku, padidino čia apsigyvenusios nekrikščioniškos bendruomenės, totoriai, Lukiškių priemiestį ir, aišku, nuo 16 amžiaus antrosios pusės vis labiau žydai. Žydų istorija be abejo yra didžiulė, atskira tema. Tikrai čia negaliu leistis į jos tolesnį aptarinėjimą. Šiuo atveju galbūt tik simbolis. Vienas simbolis, kad Vilniaus pavadinimas yra išlikęs bene žymiausio
šito laikotarpio žydo veikėjo Vilniaus Gaono asmenvardyje, kuris kažkuria prasme gerai iliustruoja santykį ir Vilniaus svarbą šitoje visoje istorijoje. Stiprėjančiam miestui reikėjo valdovo globos, miestiečių bendruomenė visuomet jie reikia. Ir čia toks abipusis interesas monarchui ir jo dvarui. Miestas buvo svarbus viena vertus dėl visos logistikos, kita vertus dėl piniginių įplaukų. Todėl didžiųjų kunigaikščių ekonomika tuo metu dar tikrai smarkiai ir ilgai dar smarkiai priklausė nuo miestiečių mokesčių, kurie ypač grynųjų pinigų požiūrių buvo ilgai pagrindinis pajamų šaltinis. Tuo tarpu miestiečiams, aišku, valdovo globa buvo visų pirma reikalinga konkurencinėje kovoje, tolimosios prekybos įvairiuose reikaluose. Ir čia turime kelis gan ankstyvus jų pavyzdžius, kai Žygimantas Kęstutaitis atleido Vilniaus miestiečius nuo muitų, o Kazimieras suteikė jiem išimtinės, tas vadinamasis sankrovos teises užsienio, kurios ribojo užsienio pirklių aktyvumą mieste ir suteikė papildomas galimybės Vilniaus miestiečiams. Tiesa, skirtingai nuo daugelio vis dėlto vakarų Europos ir dalies net vidurio Europos miestų, Vilnius nevaidino didesnio politinio vaidmens. Vilnius tiesa ir buvo įtrauktas į kelias tokias tikrai labai svarbias tarptautinės sutartis. Pavyzdžiui, 1422 Melno, 1432 metų skirsnemunė su Vokiečių ordinu. Tačiau akivaizdžiai Vilnius tai buvo įtrauktas atsižvelgiant į Vokiečių ordino praktikas, kadangi Vokiečių ordino tie pajūrio miestai Gdanskas, Elbingas, Torunė tikrai buvo labai svarbus ir dalyvaudavo tose sutartyse, todėl kaip tam tikras paritetas Vilnius čia buvo įtrauktas. Politiniu požiūriu galbūt pats reikšmingiausias įvykis buvo vėlesnis, 1568 metų Žygimanto Augusto privilegija, vadinamoji nobilitacinė privilegija, kuri suteikė miestui, galime taip sakyti, savotiškai bajorystę. Tai reiškia, kad išskirtinė teisė siųsti savo atstovus į bajorų Seimą, ką Vilnius šitą teisę naudojosi iki pat 18 amžiaus pabaigos. Dėl vykstančių pokyčių reikšmės neretai būtent savivaldos privilegijos suteikimo data dažnai laikoma tikruoju miesto gimtadieniu, priminsiu Vilniui, tai būtų kovo 22, bet vis dėlto Vilnius jau iki savivaldos buvo praėjęs ilgą rezidencinio miesto raidos etapą, todėl tas pirmasis paminėjimas sausio 25, irgi tas kitas gimtadienis, ir tas ir atspindi dvejopą Vilniaus, kaip tos dvi datos atspindi dvejopą Vilniaus ir kaip sostinės, ir kaip miesto, savivaldos miesto bendruomenės pobūdį. Ir čia kitas aspektas yra miestas kaip sostinė, miestas kaip centras. Jau minėjau, kad ilgą laiką keliaujančio valdovo ir jo mobilaus dvaro sąlygomis Vilnius liko vienu iš kelių centrų, ypač šalia Trakų, Gardino. Pavyzdžiui, didžiojo kunigaikščio Vytauto itinerarijus liudija, kad jis tikrai daug didesnį, ypač po to, kai pasistatė rezidencinę Salos pilį, jis tikrai daug didesnę savo laiko dalį praleisdavo gimtuosiuose Trakuose, o ne Vilniuje. Vis dėlto ir taip šiek tiek panašiai buvo ir įpėdinių, tų pirmų įpėdinių Švitrigalo Žygimanto Kęstutaičio laikais, bet aišku, kad Vilnius, dar matysime dar ir dėl kitų priežasčių, politinė prasme vis dėlto, aišku, jau buvo tuo metu, jau Trakai negalėjo. Dabartiniais vėlesniais terminais galbūt galėtumėm lyginti su savotišku Vilniaus Versaliu ir panašiai. Aišku, Vytauto karūnacija, kiti svarbus įvykiai galėjo vykti tik tai Vilniui. Ilgo Kazimiero Jogailaičio valdymo metu, kai valdovas valdė virš 50 metų ir pirmą kartą Lietuvos istorijai ilgą laiką jis nuolat nerezidavo Lietuvoje, būdamas vienu metu ir Lenkijos karaliumi ir didžiuoju kunigaikščiu, natūralu, kad valdovo rezidavimo praktikos dar keitėsi. Tyrimai parodė, kad Kazimieras tikrai Lietuvoje praleisdavo nemažai laiko, apie trečdalį savo laikotarpio. Tačiau reikia turėti omeny, kad Lietuvoje nemažą savo laiko dalį jis praleisdavo, ką labiausiai laisvalaikiu mėgdavo, tai yra medžioklės plotuose. Tuo tarpu Vilnius, jo rezidavimas Vilniui, aišku, pasitaikydavo, bet nebuvo kažkokiais, nei ilgas nebuvo, nei buvo pažymėtas kažkokiais reikšmingesniais įvykiais. Tiesa, per jo šitą ilgą valdymą Vilniui iš esmės jau pastoviai rinkdavosi LDK ponų taryba. Ir dar vienas dalykas susiformavo jau tuo metu samprata, kuri galiojo iki pat abiejų tautų respublikos pabaigos, tai kad pagrindinis šalies politinis pareigūnas, LDK kancleris, tuo pat metu paprastai būdavo ir Vilniaus vaivada, jungdavo šitas pareigybės, žodžiu, taip pat ir Vilniaus reikšmė, aišku, čia politinė matyti. Ir atskirai minėtina, čia aišku taip jau susiklosti, karaliaus sūnaus Kazimiero
istoriją, kuris gyvendamas Vilniui išgarsėjo asketiniu tikėjimu, buvo palaidotas katedroje, kas svarbiausia, 1484 metais. Ir tikrai labai greitai po mirties prasidėjo visa jo garbinimo tradicija, vėliau, aišku, ir kanonizacijų 17 pradžioj, ir kuomet jis tapo tuo tikruoju Vilniaus šventuoju. Ir aišku, irgi ilgą laiką veikia Vilniaus, taip pat ir kaip centro samprata. Tačiau institucinių požiūrių, aš taip sakyčiau, Vilnius iš kitų politinio LDK centrų vis dėlto galutinai išsiskyrė kito Kazimiero sūnaus Aleksandro Jogailaičio valdymo laikais, nes matome, Aleksandro itinerarijoje tikrai lūžis, visiškai naujas dalykas. Vilniuje, kol buvo didžioji kunigaikščių ir net tapęs Lenkijos karaliumi, kol jis gyvena Lietuvoje, didžiąją savo laiko dalį jis praleidžia Vilniui, kartais net neišvykdamas, nebent tik pamedžioti kažkiek ir panašiai. Tai pavyzdžiui, beveik visus 1503 metus jis praleido vien tik tai Vilniui ir panašiai. Ir ne vien tik šiaip prezencija, buvimas Vilniui, čia yra svarbu, bet Vilniui iš esmės jis sprendžia ir daugumą svarbiausių reikalų. Ir galima sakyti, kad nuo jo laikų, nuo Aleksandro valdymo laikotarpiu, Lietuvoje įsitvirtina valdymas iš vieno centro. Valdymo iš vieno centro, tas centras yra Vilnius, aišku, sistema. Tai va šitas nuolatinio didžiojo kunigaikščio dvaro įsikūrimas Vilnių padaro jau dabar tikrai sostinė, tikrai to žodžio prasme. Aleksandras nuo pat pradžių deramai ir bando išpuoselėti savo pagrindinę rezidavimo vietą, jau patvirtina. Aišku, čia ir kitų valdovų pavyzdžių, bet taip pat patvirtina Magdeburgo savivaldos teises, apriboja, tęsdamas tėvo tradiciją užsienio pirklių galimybės. Būtent jo laikais 1495 metais Vilniuje įsteigiamas pirmasis cechas, auksakilių cechas, bet aišku, kad dar svarbesnis miestui buvo visos tos investicijos ir pajamų galimybės, kurios susijusios iš tiesų su tokio jau lokalaus, su tokio jau tradicinio įsitvirtinusio valdovo dvaro nuolatiniu buvimu mieste. Ir ne tik dvaras, bet ir visos pagrindinės šalies valdymo institucijos yra sutelkiamos Vilniui, kanceliarija, iždas perkeltas galutinai iš Trakų, monetų kalikla tuo metu kaip tik vėl atnaujinti ir tikrai naujomis apimtimis čia pradėjusi veikti ir taip toliau. Žodžiu, aš tikrai drįsčiau teikti, kad būtent šiuo metu, kai šalies valdymas vyksta jau tikrai iš centro, galime kalbėti apie tai, kad Vilnius tikrai yra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sostinė ir dabar jau tikrai matome, kad visi svarbiausi politiniai dalykai vyksta Vilniuje. Čia skelbiami pagrindiniai dokumentai, privilegijos ar sutartis, pavyzdžiui, 1499 metų unijos su Lenkija atnaujinimo dokumentas, 1501 metų Vilniaus cėsių taika su Livonija, kiek vėliau 1529 metais Lietuvos statutas, 1561 metų Vilniaus unija su Livonija, pagaliau čia ne tiek daug tokių tarptautinių vedybų kažkaip turime, pagalvojau, Lietuvos istorijoje, tai vienos iš efektingiausių, 1562 metais vėlgi čia atšvesta Kotrynos Jogailaitės ir švedų princo Jono Vazo santuoka, čia vyksta užsienio pasiuntinybių pagrindinių priėmimai, čia vis dažniau renkasi seimai, nors aišku iki pat galo dar jų vieta dar kiek įvairavo, bet Vilnius aišku čia jau irgi buvo dominuojantis. Tai logiška, kad Aleksandro laikais pradėta ir Vilniaus miesto sienos statyba po 100 metų praėjus nuo to laiko, kai jinai pirmą kartą buvo numatyta, pagaliau iškilo, iki mūsų dienų iškilo tuo metu tokios kitos naujos fundacijos, Vilnius Bernardinų bažnyčia, kurios architektus, kaip žinoma, net asmeniškai iš Gdansko kvietė Aleksandras, turbūt ir šalia esant jo Onos bažnyčia tuo metu atsirado. Tiek Aleksandras, tiek po jo valdė abu žygimantai, rūpinosi ir savo gyvenimo sąlygų mieste gerinimu, tai va šitos žemutinės, kur esame mes dabar, žemutinės pilies plėtra ir statybomis. Taigi, galima taip sakyti, 16 amžiaus pirmoje pusėje, nuo Aleksandro iki Žygimanto Augusto laikais, per šitą epochą Vilnius gauna tikrai tokios Jogailaičių valdomos vidurio ir rytų Europos metropolijos tokį įvaizdį, veidą, kuris leidžia lyginti miestą su kitomis Jogailaičių sostinėmis. Krokuvą, Prahą, Budą. Ir labai svarbu, kad čia turime ir kontinuitetą, tęstinumą, kad šitą Aleksandro politiką Vilniaus atžvilgių tikrai tęsė ir jo brolis bei įpėdinis Žygimantas Jogailaitis ir ypač dar labiau jo sūnus Žygimantas Augustas, kuris 1544 metais čia atvykęs dar kartą atnaujino nuolatinį didžiojo kunigaikščio dvarą ir jo laikais
net ir jam tapus Lenkijos karalium, Vilnius tikrai išgyveno dar vieną, po Aleksandro, taip sakyčiau, dar vieną tokį ryškų klestėjimo laikotarpį. Žygimanto Augusto ir Vilniaus santykiai gerai aprašė jo sekretorius Mikalojus Čebuchovskis, kuris 1563 metais apie Žygimantą Augustą pasakė, kad niekas negali jo iš čia išvaryti, niekas negali jo iš čia išvežti. Ir jis nori čia likti. Tai šitas turbūt irgi suprantama, nestebina, kad Jogailaičių valdymo laikais, ir tas galioja dar ir Steponui Baturui, kol jis nepamėgo, ten dėl asmeninių priežasčių Gardino, neatrado Gardino, taip sakant. Bet tuo metu įsitvirtino toks rezidencinis 2 sostinių modelis. Labai ryškiai įsitvirtino 2 sostinių modelis. Tai iš vienos pusės Krokova, Liublino unijos epochai be Krokovo pakeitė Varšuvą ir šalia Lietuvoje Vilnius. Ir natūralu, kad valdovo rezidavimas, ilgesnis rezidavimas į miestą pritraukdavo ir politinio elito atstovus. Ir dabar matome, kad Lietuvos didikai vis dažniau pradeda kurti savo rezidencijas Vilniui. Ir labai matome didelį skirtumą, kad jeigu čia pažymėta mėlynai yra 15 amžiaus rezidencijos, raudonai 16 amžiaus dar tik tai pradžios rezidencijos, tai jeigu 15 amžiui tik tai tos didikų giminės, kurios turėjo pareigas Vilniui, arba kancleris, arba vaivadomis tarnavo, turėdavo savo dvarą ar namus Vilniui, tai 16 amžiaus pradžioje tai tampa standartu. Iš esmės tampa standartu, praktiškai visos žemesnės giminės įsikuria Vilniui, turi savo namus Vilniui. Kai kurie turėdavo po kelis, čia pavyzdžiui, irgi čia labai grafiškai pavaizduotos vietos susijusios su Alberto Goštauto prezencija mieste, tiek net pilies teritorijai čia pat turėjo taip pat savo būstą ir panašiai. Aišku, kad šitą poreikis rengti dvarą Vilniui lėmė praktinį ir prestižo sumetimą, abu dalykai. Aišku, kad rezidencija mieste nereikėjo mokėti nuomos, galima buvo kitais reikalais naudoti, giminaičius čia atvykstančius į mieste priglausti ir panašiai. Tačiau nemažiau svarbu, šalia to pragmatinio, praktinio tikslo, nemažiau svarbu buvo tai, kad namas, ypač šalia pilies, kartais pilies teritorijai, topografiškai iliustravo didiko įtaką, jo santykį su valdovu, santykį su valdžia ir panašiai. Didikai, kaip žinia, varžėsi tarpusavį labai įvairiais būdais. Turbūt ir rezidencija sostinėje taip pat buvo viena iš svarbesnių didikų galios demonstravimo ir konkuravimo kartu priemonių. Pagrįstai tvirtinama, aišku, istoriografija, kad diduomenė ir jų valdos dvarai mieste didino miesto nevietisumą, teisinę įvairovę, tas jurisdikcijas, trukdė miestiečių vienos tokios vieningos bendruomenės, visuomenės formavimuisi. Tačiau kita vertus, kaip ir valdovo dvaro atveju, didikai irgi su savo aplinka skatino naujoves, didino prekių paslaugų apyvartą, vartojimą ir taip toliau. Ir pagaliau pasitaikydavo ir tokio, sakyčiau, didiko asmeninio santykio su miestu atveju, kai 1526 metais Jurgio Lyničiaus testamente, kuriame didikas Vilniaus miesto rotušei skyrė 200 kapų grašių sumą. Ir ne tik politinė prasme, 16 amžiaus pirmoje pusėje Vilnius tampa pagrindinių iniciatyvų vieta. Pavyzdžiui, 1522 metais Pranciškus Skorina, bei anksčiau jau remtas Vilniaus stačiatikių miestiečių, čia įsteigė pirmąją LDK spaustuvę, čia veikė svarbesnės šalies mokyklos, katedros parapijinė šalia Šventojo Jono, Abraomas Kulvietis įsteigė protestantišką, Vilniuje įkuriama pirma špitolė, beje, čia tik pakeliui paminėsiu, kad pirmas Lietuvos vardas, aišku, Vilniaus vardas taip pat užrašytas Vilniuje esančios Jėzuitų akademijos spaustuvėje, nuo to laiko pagrindinė ir didžiausioje LDK spaustuvėje. 1505 metais Vilniuje įkurti vadinamieji svečių namai, užsienio pirkliams, vėlgi rodo Vilniaus reikšmę tolimojoje prekyboje, atvykę pirkliai nuo Konstantinopolio iki Niurnbergo ir Antverpeno. Vilnius yra sostinė, taip pat bet kuriuo atveju užsieniečių akise, vienareikšmiškai nuo 16 amžiaus pradžios visose šaltiniuose Vilnius expressis verbis vėlgi vadinama šalies sostinė, ar tai būtų Zigmantas Herberšteinas, ar amžiaus pabaigoje Brauno pasaulio miestų atlasas, kuriame Vilnius vadinamas metropolis, Lituanija ir panašiai. Vilnius nuosekliai vadinamas Caput, Haupt, metropolis, miesto stolečna ir taip toliau. Šalia valdovo rezidencijos, sakyčiau, dar vienas itin reikšmingas Vilniaus kaip sostinės faktorius buvo 1387 metais įsteigta, aišku, Vilniaus vyskupija, kuri buvo ir pirmoji
ir svarbiausioji šalies bažnytinė institucija. Beje, šios fundacijos kontekste turime tokį gana unikalų simbolinį, taip sakant, Vilniaus paskelbimo miestų netgi atvejį, kurį 88 metais atliko popiežiaus atstovas. Poznanės vyskupas Dobrogostas, kuris skelbė, kad Vilnius yra civitas, atliepdamas tą jau seną tradiciją, civitas savoką pritaikyti miestams, kurie turi katedrą, turi vyskupiją. Tai šita Vilniaus katedra iškart tapo svarbia Lietuvos valdovams ir didikams tiek jų fundacijų, tiek palaidojimų vieta, tokių savotiškų viduramžių elito, Lietuvos elito nekropolių. Čia koplyčias ir altorius teigia iš esmės ne tik dinastijos nariai, bet visos svarbiausios didikų giminės. Manvidų koplyčia, Kęsgailo koplyčia, Goštautų koplyčia ir daugelis kitų. Čia buvo palaidoti Vytautas ir abijo žmonos, Švitrigaila, Žygimantas Kęstutaitis ir galiausiai, kad ir prieš savo valią Aleksandras, ir prieš savo testamentinę valią Aleksandras Jogailaitis. Taip pat ir didikai, Albertas Manvidas, Jurgis Gedgaudas, Albertas Goštautas ir kiti. Taip pat šiame kontekste galima paminėti katalikų ir stačiatikių vienuolijas bei bažnyčias, kurios taip pat visos jų dažniausiai pagrindinės stovėdavo Vilniuje, ar tai būtų pranciškonai, ar bernardinai, ar dominikonai, ar karmelitai, ar bazilijonai. Geras tokios svarbos miesto, Vilniaus miesto svarbos ir fundacijoms atvejis yra kunigaikščio Konstantino Ostrogiškio, tokia savotiška stačiatikių cerkvių ir vienuolyno atnaujinimo akcija po laimėto 1514 metais Oršos mūšio, kuriame jis atnaujindamas specialią privilegiją, galėdamas atnaujinti cerkves Vilniui, siekia sustiprinti savo tikėjimo pozicijas pagrindinėje šalies vietoje. Bet kuriuo atveju visą tai ir daugelis kitų iniciatyvų liudija Vilniaus miesto kaip valstybės centro prestižą. Valdovai, didikai savo valdžios ir atminimo ženklus norėjo palikti visų pirma čia Vilniuje. Ir nuo 1579 metų Vilnius yra universitetinis miestas, ilgą laiką toliausia akademinė stotelė Europoje rytus, kuri padarė tikrai didelį įtaką aplinkiniams tautoms. Ir šiaip universitetas į vėlgi miestą pritraukia tikrai intelektualus. Čia tik tai du pavyzdžiai iš ankstyviausios ir kiek vėlesnės miesto istorijos. Pavyzdžiui, žymiausi abiejų tautų respublikos pamokslininką, pirmą rektorių Petrą Skargą, ar jau 18 amžiaus pabaigoje tokio pasaulinio garso mokslininką vokietį Georgą Forsterį. Čia tik du pavyzdžiai apie tuos aktyvius ir kūrybingus žmonės, kurie čia apsigyveno Vilniuje ir ilgą laiką čia buvo dėka universiteto. Taigi, einant į pabaigą, Vilnius nuo 16 amžiaus pradžios yra galutinai įsitvirtina kaip sostinė, kaip centrinių LDK struktūrų vieta, valdovo dvaras, valdovo kanceliarija, pagrindiniai teismai, iždas, archyvas, monetų kalykla. Ir dabar jau Vilnius ne vien tik svarbiausia valdovo rezidencija ir vyskupijos centras, bet ir institucinė šalies sostinė. Ir turbūt gana nesutapimas, gana logiška, kad Vilniaus kaip sostinės idėja atspindi kaip tik lygiai tuo pačiu metu. 16 amžiaus pradžiai Lietuvos metraščiuose kaip tik pirmą kartą užrašyta ta Vilniaus įkūrimo legenda, tas Gedimino sapnas, geležinis vilkas. Tai yra tas laikas, kai Vilnius tampa tokia institucinė sostinė ir ta pati legenda atsiranda tuo pačiu laikotarpiu. Tai šis LDK sostinės įvaizdis išliko iš esmės iki abiejų tautų respublikos padalijimų 18 amžiaus pabaigoje. Aišku, kad po Liublino unijos valdovams vis rečiau reziduojant Vilniuje, galbūt su tokiu išskirtiniu Vladislavo Vazos laikotarpiu, centrinį rezidencinį Vilniaus miesto statusą visų pirma palaikė Lietuvos didikų giminės. Lietuvos didikų giminės, kurios ir viena po kitos čia statėsi rūmus, fundavo skirtinės bažnyčias. Čia tik du projektus paminėsiu. 17 amžiaus viduryje Jonušas Radvila Vilniuje pastatė tuo metu vienus iš prašmatniausių Europoje rūmus, kurie tiesa stovėjo savo pilnesne apimtim ne taip ilgai, nes buvo sugriauti Maskvos okupacijos metu. Praėjus maždaug 100 metų, 17 amžiaus viduryje Vilniaus vyskupas Juozapas Stanislovas Sapiega laiške broliui, LDK pakancleriui Mykolui Antanui, gyrė jo sprendimą atgauti, cituoju, Sapiegų rūmus, kurie yra prie Vilniaus dominikonų. Taip reikėjo, kad jo mylis taponas tą mūsų šeimos lizdą Vilniui suremontuotum ir išlaikytum giminės rankos, kuriame tiek ant spaudų turėtojų Sapiegų gyveno ir tėviniai tarnavo. Žodžiu, va toks Vilniaus ir rezidencijos Vilniui
savimonės pavyzdys. Beje, šis vyskupas Sapiega buvo parengęs ir Vilniaus miesto atstatymo apsaugos nuo gaisrų planą. Kaip žinia, dar kitus rūmus Vilnius turėjo ir Antakalnis Sapiegos pasistatę. Žodžiu, šitų didikų ir kitų didikų iniciatyvų dėka Vilnius, nepaisant dalies sostinės funkcijų praradimo neišvengiamai, po Liublino unijos vis dėlto išgyveno karts nuo karto vis intensyvesnius savo raidos laikotarpius. Ir visai pabaigoje šitas politinės reikšmės vis tiek tam tikras nuosmukis netrukdė tam, kad Vilnius vis prašmatnesniais žodžiais būtų apdainuojamas Vilniaus universiteto profesorių ir studentų kūryboje. Net galima taip sakyti, kuo mažiau politiškai reikšmingas, tuo jis iškilmingiau apdainuojamas. Poezijoje, sakyčiau, toks naujas, bet kiek fiktyvus Vilniaus garso ir didybės įvaizdis. Ir čia vėlgi tik kelios citatos pabaigai iš Vokietijos 17 amžiaus viduryje atvykęs pirmasis Vilniaus universiteto teisės fakulteto profesorius Simonas Dilgeris su aliuzija į Romą taip prašė. Cituoju, miestas šis man šventikla, senatoriai valdantis miestą man atrodo tikrai lygus karaliams esą. Tuo tarpu Kristupas Mikalojavičius 17 pradžioje pateikė tokį labiau apibendrinantį Vilniaus jau daugiau ne kaip rezidencijos, bet būtent kaip miesto įvaizdį. Šiaurės miestas garsus lietuvių žemėje stūkso, tarp kuprotų kalvų, jo sienas Vilėje juosia, miestas šitas kilnijos vardu pavadintas. Upė žino pirkliai, lietuvių laivais įgarsėja, čia įvairių tautų žmonių gali pamatyti, ir papročių įvairių, darbų ir verslų įvairiausių. Ir nuo senovės žymi čionai akademija klesti, stropiai lanko šaunus darbingas jaunimas, talentais nepaprastais ir kilme pagarsėja jaunuoliai. Ir galiausiai štai apie 1760 metus Vilniaus universiteto kuklus retorikos studentas Juozapas Helmovskis parašė pratybų užduotį Oracio in laudem urbis Vilne, kurią sudarė 3 klasikinės miesto pašlovinimo dalis, labai kruopščiai surašė jaunuolis, šlovė, nauda ir grožis. Ir pažiūrėkite, kaip jis pagrindė savo pasirinkimą. Cituoju, jis norėjo savo kalbą parodyti, jog Vilniaus miestas šlove niekada nenusileido ne vienam miestui, tarp tų, kurie žinomi visame pasaulyje. Dixit, daugiau nieko nebepasakysiu, tuo ir užbaigsiu. Ačiū uždėmesį. Ačiū profesoriu. Dabar turėsime kiek ilgesnę kavos pertraukėlę, tad bus puikiai proga ir pakalbinti ir profesorių. Kviečiu visus taip pat susipažinti su stendiniais pranešimais, pakalbinti jų autorius, išgerti kavos ir sekcijų darbą pradėsime 12 val.